this firm came to see me. Kitą savaitę atstovas iš tos įmonės atvažiavo pas mane, We discussed the equipment. mes aptarėm įrangą, Then we had coffee together. atsigėrėm kavos And he asked me about my family. ir jis manęs paklausė apie šeimą. I told him some of my fears. Papasakau keletą savo baimių, I said, my wife's expecting another baby. sakiau, kad mano žmona vėl laukėsi The doctor said it may be twins. ir kad tai vėl gali būti dvynukės And we already lost twins. ir mes jau praradom dvynukės. And this man said, O tas vyras sako, we will pray for you. aš pasimelsiu už tave. I said, what? We'll pray for you. Pasimelsiu už tave. I said, do you believe in prayer? Aš klausiu, tu tiki malda? He said, we know there is a God who answers prayer. Sako, žinau, kad yra Dievas, kuris atsako į maldas. This man knew Jesus. Tas žmogus pažinojo Jėzų, I knew about Jesus. o aš tik žinojau apie Jėzų. And he said to me, Jis man sako, you are a sinner. tu esi nusidėjėlis, You deserve to go to hell. tai nusipelnėjai keliauti į pragarą, But Jesus came. bet Jėzus And atėjo, he died on the cross numirė ant kryžiaus in your place. už tave, He took the punishment prisėmė tavo for bausmę, your sins. tavo nuodėmes, And he poured out his precious blood praliejo savo brangų šventą kraują, to wash your sins kad away. nuplautų tavo nuodėmes. If you'll turn away from your sin Ir jeigu tu nusisuksi nuo savo nuodėmių and invite Jesus into your heart and life, ir pasikviesi Jėzų į savo gyvenimą, į savo širdį, he will come into your life. jis ateis į tavo gyvenimą, He'll take all that fear and sin away. ištrauks visą tą baimę ir nuodėmę And he'll give you a completely new life. ir duos tau visiškai naują gyvenimą. It sounded so good. Ir tai skambėjo taip gerai. Friends, that's the good news. Draugai, tai yra geroji naujiena. It doesn't matter how bad you've been. Nesvarbu, koks blogas tu buvai, You can have a new beginning. gali turėti naują pradžią. I didn't do anything that day. Aš tai pasikeitėm savo adresais. A few weeks later, he wrote me a letter. Po kelių savaičių aš gaunu laišką. He said, God's doing wonderful things in our church. Dievas daro nuostabius dalykus mūsų bažnyčiai. Come over and see it. Atvažiuok ir pamatysi. But there was a problem. Bet buvo problema. It was called a Pentecostal church. Pinigų bažnyčia. I didn't know what the word Pentecostal meant. Aš net nežinau, ką tas žodis reiškia. I thought it might be some strange sect. Maniau, kad ten sekta kažkokia, keista sekta. So I said to my wife, I'd like to go, Aš sakau savo žmoną, aš norėčiau ten keliauti, but I'll take a friend with me for safety. bet aš pasirinksiu draugą, kad kaip apsauginė, dėl saugumo. But when I walked in this building, Ir kai nuėjau į tą pastatą, it was such a wonderful atmosphere. ten buvo tokia nuostabi atmosfera. I know now that's the power and presence of the Holy Spirit. Supratau, kad ten yra šventosios dvasios buvimas, jėga. A few weeks later, I took my wife to meet these people, Po kelių savaičių aš jau ten keliavau su žmona, and we heard wonderful testimonies from them. išgirdom nuostabių liudymų iš jų. And we were driving home late at night, about 11 o'clock, Ir vėlai vakare apie 11 važiavom namo. and I came to a bend in the road. Ir buvo toks staigus posūkis keli. On the bend, there was a bus coming towards me, Ir iš priekio atvažiavo autobusas. and suddenly a car pulled from behind the bus right in front of me. Ir tuo metu tą autobusą sugalvojo lenkti mašina. All I could see the headlights of a car coming straight for me. Ir aš mačiau tik tais, kad kitos mašinos lempos šviečia į mane, kad ta mašina į mane važiuoja. There was nowhere to pull off the road at the side. Aš neturėjau kur pasukti, I closed my eyes, užsimerkiau, I put my foot on the brake, nuspaudžiau visą jėgą stabdžius, waiting for the crash, pasiruošiau avarijai and nothing happened. ir nieko nevyko. I opened my eyes, Atvėriau akis, nothing there. tai nieko nėra. And I was shaking, Aš visas dirbau and I heard a voice. ir išgirdau balsą. And I believe it was the Lord Jesus Christ. Ir tikiu, kad tada kalbėjo Jėzus Kristus. He asked me a question, Jis manęs paklausė a very important question. labai svarbaus klausimą. He said, where will you spend eternity? Kur tu praleisi amžinybę? And I knew I'd hit that car. Ir jeigu aš būčiau susidūręs su ta mašina, I would have gone into eternity, būčiau patekęs į amžinybę and I would have been lost forever. ir būčiau